Sveiki, šiandien, mėlyjeji, Jurginis. Ir mes atvykome į Jurginių kaimą. Jūs sakot, kur tai yra? Jūs pasižiūrėkit štai į šitą įdomų tvarinį. Jūs prisimenat? Žinoma, prisimenat. Jeigu nors vieną kartą dalyvavote kieno nors artimų draugų ar giminaičių vestuvėse Klaipėdoje, greičiausiai čia vestuvininkai ir įsiamžino. Taip, jūs visai neapsirikote. Čia garsiojo Vytauto Majoro sodyba. Tai štai, mėlyjeji, šiandien mes atvykome čia ir visiškai netrukus mes kalbinsime Vytautą Majorą ir bandysime sužinoti paslaptį, kada žmogus pajunta, kad jis yra talentingas ir gali eksploatuoti savo talentą. Kaip reikia gyventi ir sugebėti kurti, kad sušildyti metalą ir medį, kad paskui jie šildytų mūsų sielas, mūsų fantaziją ir mūsų gyvenimą. Tad, mėlyjeji, visiškai netrukus mes ir kalbinsime Vytautą Majorą. Mėlyjeji, kaip ir žadėjau, štai jums Vytautas Majoras. Sveiki, Vytautai. Labas. Sveika Jurgių kaime. Taigi, Jurgių kaimas čia. Jurgių. O šiandien dar ir? Šiandien Jurginės yra, šiandien mano šventė kaimo yra. O dėl Jurginų kaimo, tai man net vienai knygutėj buvo rašyta Jurginų kaimas, kažkaip gražiau atrodė. Jurginų gražiai, bet Jurgis ir Jurgina yra tas pats. Jurginas nuo Jurgio kilęs irgi pavadinimas yra. Net ir tos gėlės augalo? Taip. Ach, štai kaip. Georginas, Jurginas, visi jie yra nuo Švento Jurgio. Šiandien gyvulių išginimo dieną į laukus, piemenų šventė, laistas į vandenį. Jurgis kas toks yra? Šventas Jurgis? Jurgis šventas, Jurgis karys, kankinys, riteris, bet paskui buvo užėjus mada, kad jį paskelbė nebe šventų. Bet kaip tu dabar, Jurgi, padarysi mums nešventų? Pas mus mieliausi šventasis, arklių globėjas. Šiandien arklių, reiškia, į darbą nevesdavo. Maudydavo, geriau pašerdavo, šukuodavo. Jurgis arklių globėjas ir Zidorius artojų, Jurgis arklių. Taip, kad Jurgis šventas. Ir anglai, mataigi, turi, pavyzdžiui, rusų herbe irgi yra šventas Jurgis. O dabar jūs man sakykit, iš visos Lietuvos skiriasi taip vadinama vakarų pakrantė, ar ne? Klaipėda, štai kur jūs esat ir jūsų kaimas, kaip ir toj vakarų Lietuvoj, taip? Ne didžiojoj Lietuvoj. Ne. Tai ar vakarų Lietuvoj Jurgis irgi toks pat šventas kaip ir didžiojoj Lietuvoj? Nu, yra, pavyzdžiui, sakysim, Aušra, mano kaimynas, yra vietinis tikras gyventojas, nuo Šilutės yra Jurgis vardu. O, tai vadinasi... Jurgis yra tarptautinis, trumpai sakant, tik kiti visaip jį vadina. Aišku. Žoržas, dar koks nors. Suprantama. Dabar jūs pats seniai gyvenate čia, šitam Jurgių kaime? Šiemet bus 30 metų. Tai čia jau jubiliejus beveik. Nu, ilgas, mano žmogaus amžiui tai ilgas. Bet tai ne jūsų gimtinė? Oi, ne, aš čia esu atėjūnas, bet aš atėjau, kad turėčiau kur dirbti, paprasčiausiai. O, čia buvo griuvėsiai, to prūdo nebuvo, čia šiukšlynas, geležų, plytgalių, nu, vien žodžiu, buvo taip kaip ir visur. Bet kaip dabar gyvensi, apsileidęs. Po biškį tvarkėmės ir netyčia susitvarkėm. Taip susitvarkėt, kad visa Lietuva žino. Aš jau sakiau savo žiūrovam, kad jaunavedžiai ypatingai mėgsta. Taip, čia vienas buvo rekordas 22 vestuvės per dieną. Ne, jie vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja, po 7 čia trinasi. Ir mes ant to tiltelio, kur aš esu mačiusi, mėgsta įsiamžinti jaunieji. Ar yra kitas dar tiltelis? Per šitą. Ir jūs pats įstatėt? Nu, aišku, pats. Viską pats. Tarp kitko, tarp tų beržų jaunuosius mėgsta fotografuoti. Buvo 3 beržai, bet bebras vieną jauną nugriaužė, 2 išliko. Čia turim vargų su bebrais mes. Bet jūs kovojate ir su bebrais, ar ne? Kovoju, į gailą, jie yra kaip žmonės. Žinok, bebro rankos yra žmogaus nykštis, pirštai su nagiukais tik mažai ir juodi. Ir myli medį kaip ir jūs. Taip. Ten, kur mes matom, ten yra raganos namelis. Na, ji ten gyvena, ant vištos kojų. Aha, tai ta ragana
kas yra išdrožta? Ar... Ne, jis su rūbais aprengta yra žmogaus dydžio maždaug. Bet ne žmogus gal? Ne, ragana. Ragana. Ragana, kiek aš apie raganą žinau, esu tokį traktatą apie raganą skaitęs iš prancūzų kalbos verstą, tai aišku, kas yra ragana. Ragana yra žmogus, tik apšaukta ragana. Ir paskui pačiai kartais, jei būti naudinga ragana. Ten labai įdomus traktatas, aš kai buvau toks Teseckas, gal kartais žinai, tada amžinatelis, mano draugas. Tai pasinuvažiuodavau, nakvodavau, tai jis amžinai duodavau ką skaityti man. Jis tokių turėdavo keistų knygų, tai aš būdavau per naktis ir skaitau amžinai. Tai jūs dabar sumanėte įkurdinti čia raganą, ir ką, jinai mums šiandien paskraidys? Nes sakau, kad sudegino, iššovė raketą pro langą. Naktį, žinai, būčiau moteris, būčiau apsiverkęs. Tiek čia darbo pridėta dėl jos, galvoju, ir namelis gal sudegė, bet ne, pasirodo. Tik tai sudegė pusė raganos maždaug ir dabar reikia remontą rimtą, reikia kokį mėnesį man prie jos vėl dirbti. O jau čia atskrisdavo, čia į tą medį, apsisukat gal nuskrenda. Ir buvau išmokęs kalbėti, jį pasakojo apie raganų gyvenimą, koks buvo anksčiau, koks yra dabar. Bet kad tik kalba liko ragana, nebeturiu kada, pavasaris, mat statėm ten tą naują pastatą, beveik, aš esu savo nelaimę dar ir stalius. Jo, ir reikia ir elektrikas. Dabar norite pasakyti, kad jūs tiesiog paprastas stalius, ne liaudės meistras, ne skulptūras drožėt, ne vien tik tai. Bet jūs dar tiesiog stalius? Aš stalius esu, bet baisiai nemėgstu staliaus darbų, nes neįdomus yra staliaus darbai. Bet kad reikia, negi dabar eisi ieškoti staliaus, jeigu pats moki. Taip pat su kokius santechnikom, su elektra, visi dalykai paprasti. Dabar tu pasikviesk čia kokį santechniką, kur nors vanduo teka. Tai aš pats taisau. Tai štai, mielas Vytautai, mes pavaikščiojom po jūsų gražią aplinką ir dabar mes esame nei kiek nemažiau gražioj patalpoj. Jūs minėjot apie šitų baldų ypatingumą. Čia kažkas kažką filmavo, ar aš netaip nugirdau? Ai, filmavo. Klaipėdoje buvo filmuojamas mūsų aktoriais. Gaidys čia visi buvo. Vargšas milijonierius, tai čia buvo mūsų užsiprašę, čia tą milijonierių filmavo ant tos sofos. Pastatė, kiek privargom, žinot, kiek prisivelka technikos, laidų, apverčia namą aukštinkojim. Bet ir toliau jūsų gyvenime, mes jau vaikščiodami po jūsų gražią sodybą, kalbėjom apie tai, kad į taip toli nuo centro, santykinai žinoma, atvažiuoja daugybė žmonių ir visą laiką žmonių, jūs sakot, filmavimas nuvargino ir jūs labai greitai atsigaunat ir vėl jūs priimat savo sodyboje daugybę žmonių. Nežinau, aš matyt esu tas toks kaip moksliškai komunikabilus žmogus. Ir prie manęs lagerė būdų narai apsėsti draugų, mokiaus dailės mokyklai draugų. Ir dabar, sakysim, būna tokių momentų, dirbi, atbunki, atvažiuota koks geras draugas, pasėdėtum kokią valandą. Ir taip ir būna, atvažiuoju, o jie išvažiuoju namo, aš einu tada dar dirbti, kad ir naktis būna, esu vėl pasisėmęs, pailsėjęs. O šiaip pabendrauti su žmonėm man labai norisi. Ir aš vis žinau, tai yra tas potyriuose, tikiu iš šventųjų bendravimo, aš tai tikiu iš žmonių bendravimo. Ir žinokit, kaip yra smagu, kad turi daug gerų draugų. Ir jeigu dar sudainuoji kartu, tai geriau negali būti. Aš esu laimingas, aš 3 dienas būnu. Būna tokių momentų, kad mes čia padainuojam, čia buvo tremtinių kalinių susitikimai 4 pas mane. Tai mes kokią 80 žmonių sustojam ir ratą ir užplėšiam dainą. Tai visi kaip vienas. tą patį galvojam, bet mūsų liaudės dainos yra žodžiai labai svarbus, kurias visi mokam. Dabar tai jau tos dainos ten gali nieko nežinoti, bum bum tralelė. Jūs save kaip tik atsimenat dainuojantį, jūsų visoji giminiai buvo dainuojama, ar jūs tik tai su tremties draugais pradėjote dainuoti? Oi, su dainavimu aš matai tas dainas iš vaikystės moku atmintinai, bet kurgi aš vaikas drįsiu įsižiūrėti prie suaugusių. Aš turiu tą bėdą, tą tokį nepilnavertiškumo kompleksą savo įsikalbėjęs buvau matyti ir toks ir tebesu dar vis, ačiū Dievui, gal ir gerai. O dainuoti, ką žinau, gerai. Sėdėjau, turbūt, kad gal nesigailiu, nors kai ką sužinau vėliau, kad aš
nebuvęs toks durnas, pasirodo, kaip aš save laikiau. Būdavo vyrai dainuoja. Dainuodavo gražiai visi, aš tylėdavau, bijodavau įsižiūrėti. Paskui patekau į tokį būrą, baraką sustiprinto režimo, ten negalima buvo garsiai kalbėti. Ten dainuodavau memorando. Nu ir aš jau memorando galiu. Parėjom į bendrą lagerį, įsižiūrėjau, žiūriu, nieks nepyksta. Nu, žinai, nešaukia, kad tu čia man gadini. Nu ir dainų moku aš kokį 150 maždaug tų liaudiškų, senoviškų, ir rusiškų moku, ir ukrainietiškų moku. Nu ir dainuojam, kai jau tik yra proga, Malinauskas atvažiuoja, mes netyčia po aplinkos jubiliejaus vieną susitikom, atvažiavo, mes per naktį plėšėm dainas abudu. Ir dabar, kai susitinkam, tai dainuojam visada. Dabar, aišku, aš jūsų labai daug ko noriu paklausti, bet dar pirmiausiai, kol mes ateisime prie to pagrindinio talento, kaip mes jūs pažįstam, Lietuva, visi lietuviai ir ne tik lietuviai, bet atsiskleidžia mūsų pokalbėje daug tokių įdomių dar labai dalykų, kur galbūt ne visi ir žino. Pavyzdžiui, apie dainavimą, kad jūs mėgstate ir galite dainuoti, apie tai, kad jūs kompleksuojate ir jūs tik pasakėte, kad mokate nepaprastai daug dainų įvairiomis kalbomis. Nu, įvairiomis, sakysim, sakykim taip, rusų, ukrainiečių jūs sakėte. Ukrainiečių kelias išmokau, nes aš ukrainiečių kalbą man patiko labai ir aš esu knygas skaitęs ir susikalbėdavau, bet dabar praėjo 30 metų, kaip ukrainiečių retai besutinku. Atvažiuoja, pabalakajam kartais, bet mažai. Tai štai aš iš viso šito, man staiga šoktelėjo į smegenis klausimas. Jūs pats buvęs tremtyje ir nukentėjęs nuo sovietų, mes taip vadinkime, ar ne? Jums netrukdo ta kalba, kurią kalba sovietai, kurią kalba... Taip. Matot, šią savo pažiūrą. Pavyzdžiui, sakysim, nukentėjome mes nuo komunizmo. Rusai nukentėjo daug daugiau negu mes. Daug daugiau. Jeigu Dieve mano, mums, ačiū Dievui, tik tiek šitų metų pabuvom, baigėsi tie žiaurūs laikai, nesuspėjom. O rusai, kiek jie prikankinti, o rusai yra geri žmonės. Ypatingai tikri rusai, aš, pavyzdžiui, Sibirą pravažiavau su mašina, kad Dieve pas mus, kad tokie geri būtų. Tai kaip jūs dabar žiūrite, kad nepykstate ant rusų kalbos? Kalba nieko kalta, teisingai. Nu, tai ko kultūra kalba. Taip, tai dabar mes kategoriškai išbraukėm rusų kalbą ir vietoj to mes galime sutikti baisiai daug iškabų angliškai. Mūsų kalboje atsiranda anglų kalba. Kodėl su lietuviais taip atsitinka? Aš esu iš viso, aš asmeniškai mokiausi ir anglų kalbą gimnazijoje, mokiausi vokiečių kalbą, mokiausi ir rusų, tai vokiškai, kaip išgeriu, susišneku laisvai. Drąsos daugiau įgauna. O angliškai, kur velniai, nu vieną kartą reikėjo, labai nebebuvo, kas šiaip taip slibizujau, aš nepernešu tos jų kalbos, dėl ko? Dėl to, kad vienas parašyta, jeigu dabar angliškai išmoktum iš raštų, dėtum sakyti, anglas tavęs nesupras. Dauguma ten raidės kitaip tarės, pusė žodžio tesitarė. Taip. Ir čia buvo viena iš Oksfordo profesorė, čia jie dėstė kažką Klaipėdos universitete, sakau, reikia reformą. Kaip rašot, taip ir sakyti reikia. Kaip sako, taip ir rašyti. Nes rusų kalbų irgi buvo reforma, tas visus kietus ženklus išėmė. Ir tiek sutaupė popieriaus, dažų, pinigų, laiko. Sako, Bernardas Šou siūlė, bet kur to anglai tradicionalistai? Ne, bjauri kalba, ją reikia kalbėti, matai, literatūriškai, kaip sakti, iš knygų neišmoks angliškai. Nu ir nežadu be išmokti aš jos, kai reikia šiaip taip vieną kitą žodį suprantu, aš daug tarp kinų kalbą mokiausi. Bet jūs dabar su manim kalbat lietuviškai ir nevartojat visai kitų žodžių. Tai kodėl mes lietuviai, tarkime... Sakiau, komunikabilus, sakiau. Komunikabilus tarptautinis žodis. Tai jums, pavyzdžiui, niekada nekilo klausimas, kodėl mes taip mėgstame viešai rodyti savo, kada reikia ir nereikia kalbos žinojimą. Mes rodom turbūt savo nepilnavertiškumą, tuo norim pasirodyti labai gudrus. O kai protingas žmogus pažiūri, pasirodo, kad esi durnas. Lygiai taip pat žemaitiškai, sakysim, aš esu Vytautas. Ir mano kaimo mergaitė vienas iki reiškia jau žemaitiškai kalbėti ir negražu, mužikiškai, reikia kalbėti lietuviškai. Tai jie mane vadindavo Vietautu, kadangi jeigu į
reiškia lietuviškai, mes sakom pins, lietuviškai pienas, šitą vietą, tas slievos, prisijuokėm. Tai lygiai tas pats ir su mūsiškais, kad jie galvoja, kad mūsų negraži kalba. Mūsų kalba labai graži, turi daug savokų, daug pavadinimų. Vienam toks Fankelhanas, gal girdėjot, buvo mūsų geras draugas, buvo atvažiuodavo dažnai. Tai jis irgi apie saulę, saulelę, saulutę, jis mums čia pripasakojo, stebėjus. Tai kad jis sunkiai išmokti, suprantu, tų linksnių nedaug dievė, kiek yra. Aš lietuvių kalbą mokiaus gerai, aš iš viso įvairiai mokiaus. Tai labai žmogiška įvairiai mokytis, dar nereikia pamiršti, kad jūs esat vyriškis ir buvot berniukas, jie šiek tiek išdykę, jūs buvot išdykęs berniukas, išdykęs gimnazistas. Išdykęs buvau, mane už chuliganizmą buvo iš 3 klasės išmetę. Pasiuto gatavai. Išmetė, bėgdavau iš pamokų, darydavau visokių fokusų aš ten, bet paskui taip užsinorėjau mokytis. Pats? Kad aš atėjau, buvo per Kalėdas egzaminai, vokiečių laikais, ėjau egzaminam, pats pasiruošiau, bet mane fizikos mokytojas pravarė, dar nepasitaisęs, jis man tokį durną klausimą uždavė, gyvenat, esat negyvenams, jau turit lentą ir gali pasidaryti svorį, sakau, svarstyklės galime, nespratau klausimo ir vien žodžiu nepraleidau. Kitais metais aš vėl laikiau egzaminus ir įstojau, bet vėl į tą pačią 3. Atsilikau, tada pasiruošau per metus ir peršokau iš 3 į 5. Per 1 klasę peršokau. Jau paskui iš 6 klasės išėjau jau į kovas ir iš kovų į lagerį. Tai sakykit, kada jūs, praktiškai kad ir būdamas išdykęs, bet mokytės jūs gerai. Kai ūpo buvo? Taip. Įkvėpimas, ne? Ūpo buvo. Jau vienoje klasėje tarysi tokie sėdėjo, beveik lenktyniavom tarp savęs, aš vos ne 5 mokiausi. Paskui paskutiniais metais, kai jau ruošiaus arba į lagerį, arba į mišką eisiu, jau neapsimokysiu, neįdu į galvą. Bet pasirodo irgi be dvejetų išlaikiau tos egzaminus, bet aš juos jau bejėgai laikiau. Tai gerai, dabar Vytautai sakykit, kada jūsų gyvenimą atėjo menas? Kada atėjo skulptūra, ar jūs lygiai taip pat pajutot nei iš šio, nei iš to įkvėpimą kaip ir norą mokytis? Ar jūs paveldėjot kažkokius tai dalykus? Paveldėt neturėjau ko. Šiaip tai mokykloje pieždavau. Atsimenu, Baden-Powellį nukopijavau, buvo skautų vadas, toks lordas su skrybelė tokia suspausta. Paskui toks buvo pas mus stalius įdomus, buvo nupiešęs ir, atrodo, buvo panašus jie. Tą Baden-Powellį nuo sąsiuvinio viršelį. Bet aš norėjau, aš esu technikas, mechanikas, man labai patinka mechanika, aš ruošiau stoti mechanikos mokyklą, aukštoje tokia buvo Kaune. Ir man, matot, aš viską dirbu, man dantračiai, svirtis, metalas yra daug labiau prie širdies negu medis. Medis man į gyvenimą atėjo netyčia ir per bėdą. Lagerį tas prasidėjo viskas. Išsikė, aš, pavyzdžiui, Rasuose buvo mums, tai aš dirbau prie frezavimo staklių metalo, labai man smagu buvo dirbti. O išvežė į Kazachstaną, aš jau frezuotojų ten jokių staklių, tik tai akmenis laužti. Ir namus medinius išstatyti, tai kurgi, laužiau tus akmenis. Nuėjau, jis tai ilgos pasakos bus, pasidariau dailydė iš karto. Jau lengviau, reiškia, kirvį turi, galandį, bet aš mokėjau brėžinius, išmaniau, man duodavau, kad paskui įstaisiau žymėti, biškai vadovauti pagal brėžinius. Bet tai buvo šalta perkūniškai. Esu į žandą nušalęs, nosis tai būdavo visą laiką kaip į joks vaikštai. Žiemą nušal nusilupa, o vasarą nuo saulės nusilupa vėl. Įsiveržiau tokią stalių dirbtuvės, ir ten padirbau, išmaningas buvo, ten reikėjo baldą drožinėti, buvo toks vokiečių karo belaisvis drožė, aš pasižiūrėjau ir aš pradėjau drožti, vienam pulkininkui baldas ten apdrožiau, ir paskui gavau aukščiausią kategoriją staliaus. Ir jau išmokau, nes ten viskas buvo rankom pjaunama, jokių zeimerių, jokių kaip dabar, kad mechanizuota, ir viskas su rankom, tas baisiai geras buvo mokslas. Kai aš patekau, kur yra mašinos, tai aš buvau meistras iš karto. Ir ką, jau tada reik mane medį, įstojau Telšių dailės mokyklą. Ten irgi su vargais, nenorėjau manęs leisti. Bet išlaikiau visus egzaminus 1-5 stojamosius, nes pasiruošiau rimtai. Aš neįsivaizduoju, kaip galim važiuoti egzaminų laikyti, nemokant ko nors. Man sakydavo, vaikel, pablūsi turbūt. Bet atvažiavau, suvažiavo tie baigė vidurinės, žiūriu, kad
Nieko jie nemoka, aš jiems konsultacijas duodavau vakarais. Teserės istoriją reikėjo, ten visus rusų kalbą aš tą mokėjau visiškai perfekt. Nu, rusų man nereikėjo, lietuvių biškai atsikūrė. Nu, ir laikiau ir išlaikiau. Bet paskui, reiškia, pirmam kursė mokaus, nuobodoka buvo. Viena mokytoja sako, kodėl tu neini į 3. kursą. Nu, vargau, rašiau raštus, laikiau 22 egzaminus. Ir vėl visus 5 išlaikiau. Nu, nebuvau vertas tų 5, bet dėstytojai mano draugai visi buvo paremti, paskutinį buvo tapyba, skulptūra, rožyba. Sako, Vytautai, mes vis tau iš visų dalykų 5 surašėm. Ačiū, padidinta stipendija. Taip, jūs baigėte. Taip ir baigiau, aš per 4 metus 5-metinė ir nuobodus diplomas, vieni 5 kiaurai. Nuobodus. Ir ką jūs darėte su tuo diplomu? Kur jūs jau dirbate? Pelyje. Ne, nu tai aš supratau, bet jūs davė teisę kažkur save įteisinti kažkokioje darbo vietoje? Nu, gavau paskirimą į Klaipėdos dailės kombinatą, bet aš, matai, turbūt nesutari su direktoriais, amžinai. Ką jūs norit pasakyti, kad jūsų ypatingas charakteris? Bjaurus matyti yra. Aš, matai, su dailės mokyklos direktorium labai, nes jis manęs priimti nenorėjo. Paskui norėjau per kursą leis šokti, ten vėl aš aplinkiniais keliais per kultūros ministeriją ir galvoju diplomą ginant aš jam išdėsiu, bet jis mane taip nugyrė, ką jau ten pasakysi. Paskyrė Klaipėdos dailės kombinatą, vėl direktoriui neįtikau. Jis mane buvo net nurašęs į tokią stalių brigadą ten. Paskui mane išviliojo į Plungę, etaloną, aš dirbdavau tų drožinių pavyzdžius, duodavau. Eik pas mumei, kad atėjau, buvo toks liaudės meistras Dubininas, tai draugavom. Atėjo kitas direktorius, vėl aš negeras. Paskui susimąsčiau, kad aš pats esu negeras. Jeigu jau 3 direktoriam neįtinku iš eilės, aš su jais matelgiaus kaip su jais žmonėm, o jie su jais reikia elgtis kaip su direktoriais. Kartais bonką nunešti, kartais kokį pinigėlių pamesti. O aš visiškai durnas, nieko. Aš kaltas buvau, aišku. Aš ir kitiem tai paaiškinu, kad jeigu jau visi ant tavęs pyksta, tai tu pats kaltsis. Ir ką jūs darėte su ta kalte? Nieko nedariau, turėjau direktorių, daugiau tik žmona, dabar direktorius, daugiau neturiu. Dabar turi tik vieną direktorę, ne? Tai gerai, bet po to jūs ir dabar visą laiką tituluojamas kaip liaudės meistras ar tautodailininkas. Aš jau dabar tuose terminuose nelabai susigaudau, bet tą reikėjo užsidirbti. Tai pradžiai buvo, dailės kombinate būnant, mesgi sukūrėm tą tautodailės draugiją, Klaipėdoje buvo pati pradžia, 62 metais buvo pirma paroda ir aš ten pirmą kartą dalyvavau. Dar kažkur yra Menas saviveiklos žurnalas, ten yra mano darbas ir parašyta, kad dalyvavo jaunas daug žadantis liaudas meistras Vytautas Majoras. Jūs dabar iš to juokėtės, jūs netikėjot, kad jūs jaunas ar kad talentingas? Ne, kad daug žadantis gražiai skamba. Sako, nėra pasaulyje tokių dalykų, kuriuo aš negalėčiau pažadėti. Tai jūs, nepaisant visko, esat labai linksmai nusiteikęs. Ir su savotišku humoru kalbat apie savo darbus, tačiau jūsų darbai labai didingi, labai mėgiami yra ir dabar aš norėčiau, jūs visai nežinot, bet mudu buvom susitikę irgi su Medžiu. Buvo toks jūsų gyvenime užsakymas, kuomet profesorius Jakilaitis užsakė restauruotai dabar universiteto menų fakulteto koncertų saliai kėdės iškilmių. Taip. Ir dar stalą iškilmių stalą scenai. Ir atvežė keletą jau tų baldų, ne visus. Tuo metu aš ten taip pat turėjau tam tikras pareigas. Ir profesorius man paskambino į mano kabinetą ir sakė, dabar atvažiuos gerbiamas Vytautas Majoras ir jūs jam parodykite, kaip ir kur mes naudojame ir kaip čia dera šitie baldai. Ir aš tada pamačiau labai žmogų, kuris sunerimo. Pirmas mano toks įspūdis buvo, lyg ir supyko. Ir aš labai ilgai galvodavau epizodinį, kaip tai buvo. Ir aš supratau, kad jūs labai susijaudinote kaip dėl vaikų, nes ne taip viskas buvo, kaip jūs projektavote.
Ir ne ten, ir ne taip jie buvo naudojami. Tai jūs nesat vis tik tai taip labai abejingas šitai savo darbui. Jeigu būtum abejingas savo darbui, tai jau ir nedirbti reikėtų. Tą darbą reikia mylėti ir kiekvieną darbą prieiti prie jo su baime einu. Dabar aš labai apsidžiaugiau rašytoje, irgi pasirodo, kad taip pat, kai reikia pradėti atsakingą darbą, aš jo bijau. O kaip durnas visada ieškau savo kuo sunkesnių. Kuo sunkesnių darbų. Aš atsimenu Geležinį vilką, jau viską nudirbau, nes matau tuos savo, čia mano hobi, trumpai sakant, metalas ir kalvystė, aš kai užsikuriu žaizdrą, man dainuot noris, taip pat yra gerai, o medį, dirbu ir medį, bet ne tiek smagu, nes galimybės medžiui labai ir gana ribotas. Vilko geležinio staugiančių nepadarysi iš medžio. Medis yra gyvas padaras, jis mielas daiktas, gerai apdirbamas, bet to svarbiausia, aš jau techniškai aš jau moku dirbti tiek, kai jis man nebeįdomus. Ir aš tik tai formą galiu ieškoti kokią. O kad pradžioj žmogus išmoksta tekinti, jis baisiai iš medžio varo ir varo. Jau tas aš praėjau etapus, kad metalą. Tai atsimenu, tą vilką pradėsiu dirbti, aš dar kokias 2 dienas nedirbu. Žinau, galvoju ir jau einu, čia kur rozetė, ten ką nors dar galima. Atidedat. Atidedu, taip pat kaip ir pypkės rūkymas, tą patį reiškia. Atėjai dirbtuvės darbas, aš dabar užsirūkysiu, reiškia, nutolinsiu tos sunkius momentus. Nu ir paskui, kaip ir visada, dabar kalu, atsimenu, nukaliau tam vilkui tą užpakalį, 2 dienas kaliau, reikia kaitinti ant žaizdro. Galvoju, gal aš esu tikrai durnas. Nieko čia iš to nebus, ką aš čia, bet esu užsispyręs, esu ne žemaitis, o kuršis, dar baisiau. Nu ir kaliau, ir atėjo toks momentas, kad tas vilkas jau pasidarė panašus į vilką, nes ten dėsčiau detalės. O tada, brali, naktį, 4, atsigulu, nesimiega į kalvę, toliau, kol padirbi. Ir dar koks paradoksas kitas, ir padirbi tą darbą, ir staigiai to pasidaro nebeįdomus visiškai. Kas tai yra? Tai yra kūryba, tai yra įkvėpimą. Kūryba tai be abejo, aš čia ne ta žodis iššoko. Tai yra ypatingas įkvėpimas, apraiška, kas tai yra, ta varomoji jėga. Aš nežinau, varomoji jėga, sakysim, aš įsivaizduoju daiktą, paprastai beveik visus aš juos įsivaizduoju iš anksto, koks jis bus. Jis ateina į jūsų galvą, į vaizduotę. Aš viską žinau, kaip turi būti ir labai norėčiau jį pamatyti, natūrui. Nu ir ir tvarkoj. Aš vieną kartą dariau baisiai didelę skulptūrą į Girionės, 9,5 metro, miškų institutas ten yra. Tokia baisiai ekranas nelabai pakėlė jos. Nu viską ten sudėtingi, daug figūrų, ten Marcinkevičiaus žodžių, paskui prasideda nuo šliūžų, paskui paukščiai, vabalai, žvėris, tai visas išdrožinėtas, miškų dievas toks, jis stovi ir dabar ten. Tai ten sudėtingas pastatymas, reikia įbetonuoti tokius vamzdžius, kad prisukti, nuvažiavom, nuvežėm, pastatė, kranas, užmovė, užtaisėm. Pažiūrėjau, jo, toks yra, koks turėjo būti, nes čia gulščiat, nemačiau. Ir aš einu savo, man draugui, o ko tu nesidžiaugi? Džiaugtis jis toks yra, kokį aš norėjau padaryti, ko aš tada, bet yra taip, kaip aš norėjau, tvarkoju, nebėra ko, ir dabar man rūpi kiti dalykai. Bet jūs esate labai linksmas žmogus. Jūs kada nors, pavyzdžiui, liūdite? Nu, liūdžiu. Liūdite, nu, gražiai. Jūs apie liūdės tiesiog nuostabiai, su juoku dabar kalbate. Turbūt liūdžiu. Kokiam tipui žmonių jūs save priskirtumėt? Nu, aš nežinau, tai yra sangvinikai, visi ten kitokie. Nu, sangvinikas nesu. Sangvinikas toks ir karštakošis. Biesas, žino. Cholerikas turbūt esu. O jūs jau turėdamas didelę gyvenimo patirtį, pavyzdžiui, pagalvojate apie perspektyvą. Juk yra žmonės, kurie vos 100 sulaukia, pirmą jubiliejų kokį nors, ir jis jau nusiminęs ir sako, nu viskas, jau gyvenimas pasibaigė. O jūs turite jau nemenką gyvenimišką patirtį ir kaip pats tik ką sakėt, kada dar mūsų čia nefilmavo, kad aš neatsimenu, kiek buvo tų jubiliejų, o visiškai atrodo, kad jūs turite dar labai daug planų. Planų turiu, o tik mano darbi jokiuosi, aš tų planų turiu tiek, aš esu idėjinis. Kartais pasipaišau tas savo idėjas,
pats iš savęs pasijuokiu, bet sakysim, tie vartai dabar ten jie sulaužyti yra. Ir kažkada nusipiešiau, aš galvoju, nebus, atvažiavo praktikantai tokie 3 vyrukai. Aš jiem padaviau, jie man beveik viską ir padarė. Man reikia tik dar kokį mėnesį padirbėti, pasirodo įsigyvendino tie planai. O mano tai didžiausias planas vėl slibiną geležiniai ugnims spjaudantį daryti. Tai suradome ten tą kovos, tas slibinas? Nu, slibinas čia būtų, radome ten. Na, jie būtų draugai. Viskas aišku. Būtų draugai. Tai o, matot, kame reikalas, jeigu būčiau bagotas arba būtų komunizmas, aš taip svajojau. A, tai tikrasis klasikinis komunizmas, kur filosofai buvo prisvajoję. Tada aš dirbčiau ir dirbčiau. Jo. Ir dirbčiau tada tik tai, kas man širdžiai miela, savo svajonės įgyvendinčiau ir dovanočiau žmonėm. Man svarbu padirbti ir man to daikto nereikia. Dabar turi dirbti už pinigą. O jeigu jau dirbi už pinigą, tai jau dažniausiai turi šiek tiek taikytis prie užsakovų. Nors dabar paskutiniu laiku jau aš pasidariau kažkoks garsenybė, tai jau visi pasitikė manimi, priima tą, ką padarau. Nu va, jūs sakot, pats pripažįstat ir mesgi čia atbildėjom pas garsų žmogų, kuris gyvena miške, nes tas jau kaimas, jis labai menkas, ar jis nunykęs yra, ar jis užmirštas. Čia buvo 4 sodybos, aš apie jį žinau ir tame straipsnį turėtų būti. Šiandien miesto laikraštė, ne? Na, tai dėl to garsumo aš vis niekaip nepriprantu, kad esu garsus ir aš nežinau, už ką aš garsus. Aš, pavyzdžiui, matai, žinau, meno istoriją labai mėgėjęs, žinau visus tos dailininkus nuo renesanso ir ankstesnius, ir graikų, ir sakysim, šitą, Ispanijoje, kur buvo tas, kur skraidė su šluota. Man patinka. Aš prieš juos jaučiuos labai menkas. Matai, aš žiūriu, pavyzdžiui, mane stebina daugumai pradedančių, ypatingai tapytojai. Kiek jie genijai visi, su jais pašnekėk yra. Bet jų tas darbas ten tik tai daug šnektų, o to darbo kartais valandą ar 2 tik tai praeina toj kūryboj. O aš visai kitaip žiūriu, tie, kurie dirba sunkiai tą meną, tai tie genijai savęs nelaiko. Jie tiesiog daro gerus darbus. Dirbt reikia, o jie prifantazuoja, žiūri, atranda ten ir paskui kritikai prišneka daug. Kažką atranda. Taip, kad aš to didumo tikrai nesijaučiu kažko čia pridirbęs. Man keistokai buvo pradžioj, tai aš biškį baimiai buvau. Ar iš tos baimės jūs bėgot iš miesto į mišką? Ne, iš miesto bėgau, kad būt kur dirbti. Aha. Ir būtent čia pasirinkot, sakykim, tai būkim biedni, bet teisingi. A tokią vietą. Važiuoja mišku. Matot, jo, ir atvažiuoji čia. Ir čia nieko aplinkui nėra išskyrus miškas. Tas keliukas buvo apžėlęs žolė, aš atėjau čia. O šiaip tai aš atsimenu, komanduose pastatėsi su Žemaičio skulptūrą tokią. Su jie buvo visko, gavau ir premiją, pirmąją, bet ten buvo 250 rublių. 300. Atsiprašau, tai buvo dideli pinigai. Tai maži buvo, bet mes pragėrėm 260 per atidarymą. Aišku. Tai Skomantų piliakalnis to žymus, aš ten gimnaziją eidavomės pavasariais po egzaminų visą gimnaziją Švėkšnus. Nu ir dar Tarasenka rašo, kad Kęstutį išvadavęs Alpis buvęs, reiškia, iš tos pilies, vaikas pagrobtas. Nu ir svajojau, kad ten pastatysiu tą Žemaitį. Ir aš įdirbau Klaipėdėje, va ten prie tos bažnyčios. Nu, kai buvo sunku, kieme ąžuolas, žmonės eina pro šalį, visi tave kalbina, aš dar meistras menkas ir dabar neperniško, kas į mane spokso, kai aš susikaupęs dirbu. Įrankių nepaliksi. Atsimenu, man reikia išpjauti, Palangos jūs irgi ten dirbu, dabar pakeitė. Išpjauti reikia, niekaip neina, man tos družbos įpjauti, čia kokį 10 užpakalį vis laukia, kaip čia man seksas. Tačiau pjauklėjau namo, kol įsivaikščiojau, negalėjau. Ieškojau, kur kaime apsigyventi. Nu ir aš aplinką buvau padaręs. Kaip tik čia buvau tokį autoritetą gavęs, buvau vadas aplinkos, aš ją sumislėjau, aš visus sukviečiau, už ją atsakiau, rašiau raštus ir Jakelaitį tada susipažinau, išsikviečiau komisiją. Nu ir po tą rudenį kaip tik man lengva skaičiuoti, 72 aplinką, šiemet bus 30 metų, kai pastatėm, ir čia atėjau. Kur į tą kaimą išeiti? Važinėjau, teiravausi, o čia gretimam buvo 3000 rublių prašė. O sodybos beveik nieko nebuvo, supuvęs beržas toks.
Paskui komentuosiu, nes šitą Šarnos Rodiklį dirbau girininkai. Nu, taip jau draugiškai dirbau, tokia buvo, gal matėte? Mačiau, aš pro ten dažnai pravažiuoju. Ir Eigulys sako, žinau, šitokį, sako, sodybą apleist, atvažiavom mūdu čia. Oi, čia 3 liepos buvo kieme didžiulis, buvo tas vasaros metas, liepa, bitės dūzgė, piktžolių pilna, avių kaulų pilna, namas beveik be stogo, bet vieta baisiai prūdo, aišku, nebuvo. Nu ir man rajonas, atsidėkodamas už aplinką, leido apsigyventi, tada į kaimą neleido, liepė naikinti visas sodybas. Ir jei iš Bučtarūdį neatėjęs, čia būtų nulyginę. Čia nulyginau gretimas sodybas jūs, o mano ir paliko. Ir aš palikau pats gražiausias vyras visam kaime, kadangi vienas. Tai nuostabu. Dabar jūs sakėte, kad jūs ieškojote erdvės savo kūrybai. Man reikėjo skiedryno, trumpai sakant. Aš suprantu. Ir dar, kad nebūtų milijonas pauksančių akių. Nu, Tai dabar aš noriu Vytautai paklausti, ar kūryba tai yra kaip meilė labai intimus dalykas? Jis nemėgsta tas procesas, kad pašalinės akį žiūrėtų. Teisingai. Sako, turbūt kaip meilė intimus yra. Negalima dirbti, kada į tave žiūri, nu, sakysim, jeigu tavo geras draugas arba mylima žmona žiūri, ir tai gal ne, bet jeigu visai svetimi žmonės žiūri, dirbti neina. Nu, gali ten skaldyti malkas. Meniškai. Šitą daiktą dirbdamas visą intelektą, visą savo protą sukaupi, kiek begali. Ir atsimenu, portretų teko drožti, nu, tai visiškai jau tada aš nebegaliu net balsą išgirsti kito žmogaus, sukaupi visą savo galybę, taip sakant, tuo momentu. Dabar, Vytautai, jūs nekartą paminėjot, kad žmona ir direktorė ir mylima žmona kartais gali net žiūrėti kūrybinį procesą. Dabar aš nežinau, aš nesu toks kruopštus žinovas jūsų visos kūrybos, bet man bent nepasitaikė matyti niekaip įamžintos moters. Gal koks specialus portretas, kur ar jūs geležyje ar medyje kaip nors esat įamžinęs kokią nors moterį? Dabar suku galvą. Nu. Marija, taip jie. Endrijavė yra Marija, didelė Marija, ir kaip tik jos maketas ten kitam kambarį galėsi parodyti. Tai ką tai reikėtų galvoti? Ar kūryba, nepaisant to, kad žodis yra moteriškos giminės, yra labai vyriškas? Ne. Ar moteris gali įkvėpti kūrėją, menininką vyrą? Tai kaip tik pažiūrėkit visus tuos renesanso tapytojus, kas ten vyrauja. Madonos ir visos kitos moterys. Ir kitų skulptorių, Rodena, pavyzdžiui. Tai ten visur meilės scenos. Nu, o Majoro? Majoro. Tai, kad aš tiek mažai tas rodos padaręs visko. Jūs nesuspėjot dar... Aplinkoje mano moteris stovi, aš tą dirbau pagrindinį paminklą. O su Marija tai buvo irgi smagoka, ten parapija norėjo, kad jį būtų, su meilė dirbau. Ir jie naujas kapinės atsidarė, jiem reikėjo, bažnytėlės, tai jie koplyčią dariau su visom sienom. Aš užmiršęs esu daug, esu kur padaręs. Kas čia, kur čia pamačiau ir nustebau pats savo darbą pamatęs. Nu va, o sakot, kad nedaug. Nu, man atrodo, nedaug. Bet šiaip ar taip, kaip ir Rodenui, kaip ir kitiem kūrėjam, jums taip pat būdavo akimirkų, kad jūs įkvėpdavo mūzą, moteris, mylima moteris. Būdavo, jūs toks pat mirtingas kaip ir visi, ar ne? Nebus, aišku, matai, kada tu jauti šalia savęs atramą tokią. Nu, žmogus taip yra, turime savo instinktą, meilę įdiegtą ir reikalingas daiktas. Aš dabar stebiuosi, kaip ten žmonės senberniai, aišku, jie myli, bet matai ir vaikų reikia turėti. Lieptai mums Dievo daugintis ir veistis, o kurie neturi vaikų gerai yra pradžioj, paskui pasidaro bloga. Tas pats būna ir su moteriškom. Aš nesupyksta, mano sesuo irgi yra netekėjusi jau senutė.
Bet jokios, jeigu, reiškia, vieną vyrą turi, tai gali valdyti tą vieną vyrą, šiek tiek valdingumą savo matriarchatą išreikšti. O jeigu ne vieną turi, tai nori visus valdyti. Bet palaukit, Vytautai, sako, kad mes lietuviai taip jau labiau esam pasidavę patriarchatui. Nu, tai nesam. Nesam? Pasiskaitykit mūsų šitus statutus, istoriją ir ten vėliaus kitus, tai moteris turėjo beveik didelės teisės pas mus. Anais kunigaikščių laikais. Ir jūs tą pripažįstate? Žinoma. Ir jūs čia, jums, pavyzdžiui, visai neužkliūva, nes Lietuvoje feminizmas jau seniai yra, ne? Yra. Ir jis bus. Ir matriarchatas, kaip žinot, buvo, tikrai tikiu tuo, tegu šneka kaip nori. Aš skaičiau, sakysim, Engelso knygą ir Leniną skaičiau, Valstybė revoliucija, man visai pasirodė protinga knyga, tik tai aišku utopinė, o apie šeimos nusavybės ir valstybės atsiradimą Engelso knygą visai aktuali ir dabar. Kas nežino, gaila jos. O dabar žiūrėkit, pas mus pasikeitė santuokos įstatymas. Ir dabar, reiškia, kai jūsgi kontrakto tai nepasirašė, kaip jūs žiūrite šitą formą, kad pirmiausia meilė, viena ponia yra pasakiusi, o kontraktas kontraktų. Jūs labai teisė esate, aš nenoriu čia pavardžių minėti, sakysim, mano vienas draugas gyvena su mergaitė, vaikas gimė ir gyvena tolyn. Ir darbininkė, ūkininkė, nu tai aš kaip autoritetas apženėjau. Supranti, jis gali kurią dieną supykęs, eiktų po velnių į viskas. Jūs apžendėt, o kontraktą jie pasirašė? Seniai jau tas buvo, jau vaikas dabar didelis. Taip, kad teisingai, čia reikalingas tas kontraktas. Man, pažiūrėjau, asmeniškai buvo per skyrybas, tai mane nusgubijo krūvinai, nes nebuvo kontrakto. Aš būčiau išlošęs iš to kontrakto. Bet nėra to blogas, neišeitų į gerą, jūs ir vėl labai puikiai gyvena. Dieve mano, netame laimė, tuos pinigus galima uždirbti, galima, pažiūrėjau, žmonės bėdavojas, kad blogai gyvena. Žalti, tu mano, aš atsimenu, tortą valgydom 2 kartą arba 1 kartą metuose. Velykoms kartais arba kalėdom būdavo. Kartais dar gimtadieniui sureksdavo kokį. Jau pas mus, ne aš matai, 30 gimęs dar tais laikais. Gimtadienių nešventė. O dabar ko aš kasdien tos tortus valgo, vis ir keikia, kad blogai gyvena. Dabar mūsų su jumis prakalbam apie gimtadienius ir žinoma yra vardadieniai. Šiandien, kada mes su jumis kalbamės, o būtent šita diena yra Jurgis. Kas yra geriau? Kad mes švenčiam ir vardadienį, ir gimtadienį, prie širdies, dabar. Nes tradicijų tai būta įvairių, nes gimtadienis kaip ir atėjo vėliau, nes buvo svarbus tik vardas. Gimtadienis pas mus atėjo su tarybų valdžia, kiek aš suprantu. Mano jaunystės metais tik vardadieniai buvo švenčiami. Ir būdavo kaip jau galima, duris apvainikuoti su vainiku tam varduvininkui. Bet tų varduvininkų, Jonas Petras, Onos, Jokūbai ten šviešnet laidai buvo. Tų kitų vardų nieks net nežinojo, kada jie. Regina žinojo, mano sesuo 7 rugsėjo. O šiaip tai aš šveskim, kada kas tik gali. Svarbiausia, kad daugiau švenčių. Tegu švenčių. Jūs mėgstate šventes pats. Ne kada vestuvininkai atvažiuoja, kada išnaudojas, taip, gražiai to žodžio prasme, jūsų šitą sukurtą grožį, bet jūs pats mėgstate šurmulį savo namuose, savo šeimoje. Matot, šurmulys yra laiks nuo laiko reikalingas. Jeigu būsi savaitę į kartą, tai nebemėgsi. O jeigu būna kas 2-3 mėnesiai, čia kartais draugai švenčia. Gimtadienis, atsimenu, buvo vieno draugo Antaninis, ten saloj. Tai tiek juokiaus, kad palikau nei valgęs, nei gėręs. Smagu buvo. Per dainas. Aha. Visi dainingi. Tik kas nors jau žiūrėkščiau pripils į sveikatą, kažkus priešais dainą. Padėjai, įsidėjai valgyt vėl dainą. Sakykit, ar jūs turit savo mėgstamiausią gėrimą ir mėgstamiausią valgį? Dėl valgio tai... Bet ką? Bet kas, nes mane, aš, pažiūrėjau, kai buvau jaunas, tai buvau pats mažiausias vaikas šeimoje. Tas parandukas. Seserys vyresnis, tai mane labai lepindavo. Tai valgyt buvo kaip? Mėgstat ką ar ne? Ypatingai. Mėgstu duoną su pienu valgyti.
Palaukit, bet jūs tą duoną kurią? Juodą. Bet kokią? Bet kokią. O Geriau pienuką? juodą. O pieną geriau šviežų iš karvės. Čia būt kaimynai turėdavo karvę vieni ir vis važiuodavo mes to pieno vežti, paskui karvės išpardavė. Ir mane vienas iki apgavo. Vytautai, sako, ne pieno nebatvažiuoji, bet nebuvom nuvažiavę. Sako, karvę nusipirkom, nulėkėm, pasirodo, norėjo mane prisivilioti. Į svečius. Jo, o šiaip dėl gėrimo. Tai va, aš norėjau pasakyti, negi pienas mėgstamiausias Pienas gėrimas. valgys skaitas turbūt. O gėrimai, matai, nu ko, gerti teko visko man pasauly. Bet dabar atsirado bobelinė. Beveik skoniai tie patys. Ir žinokit, ta bobelinė čia buvo gyrė, pas kaimyną nuvažiavau, mūdu nugėrėm 1/4 bonkos tos. Rimtai, parvažiavau geroj nuotaikų ir gerai tikrai miegojau, kaip bobelis sako. Galvoju, pasitaikė. Antrą kartą tai padarėm, tas pats. Ir trečią kartą tas pats. Ir teko ragauti trauktinę spanguolių mūsiškį, bobelinė yra skanesnė vis tik tai. Taip, kad dabar iš tų visų gėrimų, nu viskį mėgstu dar irgi. Tik labai nebemėgstu kalvadoso. Kažkada, kai Remarko visi vyriai gerdavo tie veikėjai kalvadosą, kai iš čia pasirodė, kiek esu dėl jo sirgęs, brangu to kalvadoso. O viskis yra geras gėrimas, nu ir samagoną dar pripažįstu lietuvišką gerą rūginį. Ir pats esu vyręs senais laikais. Dabar, Vytautai, sakykit taip, žmonės klausydamasi mūsų pokalbio ir mūsų taip čia beveik linksmai pradėjome kalbėti, bet būkim vėlgi teisingi. Žmonės dažnai galvoja, kad įvairūs menais užsiimantys žmonės yra beveik girtuokliai, tai yra padaugina tą savo gėrimą. Bohemiškas tas gyvenimas, tik filosofuoja, rūko, geria. Jūs teisingai šnekat. Atjo? Ne, kuris dirba. Tai jūs priklausot labiau dirbančiam. Jūs niekada nebuvo taip toli nuėjęs ir įklimpęs į bohemą savaičių savaitėm. Savaitę gerti, čia jau yra, jau lyga yra, mano supratimu. Šiaip aš nespjaudau iš gerimą, niekiek negalvoju, kad tai yra blogai ir sveika net. Man tai sveika. Tik aišku, reikia saiką turėti. Aš nenoriu nusigerti. Aš noriu būti linksmas, noriu dainuoti, bet kad aš nuvirščiau arba knabučiau, tai nenoriu tokių dalykų sulaukti. Ir ačiū Dievui, dabar turbūt visko tulintų labiau išmokstu. Aš iš viso galvoju, negersiu gyvenime niekada. Man jaunystė buvo toks atvejis, kad mane nugirdė samagonų su medum. Vaikėza dar 17 metų. Kaip man buvo bloga. Aš turėjau gimnaziją, 35 km eidavau, nuklampinau tą gimnaziją, žinokit, pagirios dar pirmosios. Galvoju, gyvenime aš daugiau dalykų į burną nebeimsiu. Rūkščią duoną pasdavau, jau man versdavo vidurius lauką. Nu, paskui lagerį kažkada spiritų pavaišino draugas parnešęs iš mediciniško. Bjaurybė, žinai, dar gryno spiritą. Paskui dėdė parvažiavo zarę šampaną, o paskui atvažiuodavo iš tai iš Klaipėdą, daug draugų turėjau. Tai degtinės, kad negerti, gerdavo atseit alų. O tas alus, kaip dabar suprantu, buvo ta braškė, toks drumstas, ant paviršiaus biški permatomo tokio daiktai. Ten būdavo, dieve, nu jau man dar blogiau būdavo, aš kad degtinės negerčiau, tos braškės gerti. O šiaip tai ne, aš manau, kad alkoholizmas yra liga, tas gėrimas. Aš esu auklėjęs du alkoholikų. Žinatelis Vinkšna man buvo davęs. Aš juos labai pažįstu, puikų žmonės, geri žmonės, bet ligonė. Jis paragavo taurelę, jis negali sustoti, kol nuvirs. Jeigu yra iš kur gerti, nu tai ir baisu. O šiaip tai gerti reikia su saiku. Bet, žodžiu, viską reikia daryti pakankamai sveikai. Nu, jeigu, sakysim, lašinių kilogramų suėsi, tai tikrai suviduriuosi. Nu jo, čia jau tikrai. Tik tiek, kad lašinių nebeis valgyti, o gert, matai, dar vis telpa. Jo, skystas daug telpa. Dabar jūs sakėt, kad šiaip ar taip meilė turi apsivainikuoti vedybomis, sakykime, ir būtinai reikia planuoti palikuonis. Jūs sakėte, kad pas jūs lankosi kartais studentai, kuriuos galima laikyti, kad tam tikrais jūsų mokiniais ar pasimokiusiais iš jūsų. Ar jūs turite kam
perduoti savo žinias, verslą pagal dinastiją. Neturiu ir aš net nežinau, ar tokių dinastijų daug yra kur nors. Net daug dievė būna atbulai, kartais, kiek žinau, kai kurių rašytojų vaikai ir visai šunkeliais nuėję ir, turbūt jūs žinot, ne vieną tokį. Taip, kad persiduoda į anūkus tas viskas, bet aš ir anūko tokią, turiu vieną Jurgį anūką, bet jis kol kas kitis nenori, nuo didelis brinkis, nekačiūčysia, kačių ženyca beveik. Nu va. Jo, o šiaip tai, aš matau, nelabai dėl to ir pergyvenu. Kaip Dievas duos, taip turės ir būti, čia neprisiplanuosi kažko. O šiaip aš asmeniškai, aš galėčiau su savo mylimu žmogum pasakyti, kad aš su tavim gyvensiu, prižadėti ir gyventi. Man nebūtinai reikia popierių. Jūs esate žodžio žmogus. Aš žodžio laikyčiausi, gerbčiau ir mylėčiau, bet, sakysim, aš taiga jums numirštų arba avarijoje žuvų, tai ją išvarys lauk. Giminaičiai apipuls ir atims viską. Taip. Reikia rūpintis tuo žmogum, myli, kai jis ateitį turėtų. O tie kodeksai dabar nauja, tai teisingai, reikia, jų nieko nepadarysi. Kiek aš supratau dabar mūdu, kai pasišnekėjom trupučiuką apie, kaip žemaičiai sako, apie šeimą ir apie pupas, tai dabar aš savo tyliai sau darau išvadą. Jūs esate labai liberalus. Jūs visiems savo šeiminykščiam leidžiate, jums patinka, kad jie jaučiasi laisvi ir gyvena laisvai, išpažįsta savo pažiūras ir gyvenimo būdą. Esu liberalus, tik aš esu viskas, ir liberalus, ir konservatoriškas, jokios liberalus nesu, jokių partijų. Ne mes jo. Bet aš jokios, bet ir konservatorius, kartais žmona primena, tu senoviškas, aš kaip aš mokiaus, kaip įsivaizduoju, ir tas ir konservatyvizmas ir tų senų tradicijų, o liberalizmas laisvė, o Dieve mano, man labai patinka. Tik aišku, ne politinis, nes ten yra kiti niuansai, ten politikoje, vienu žodžiu, negražiai ten gaunas. Vienas kitam kerta, vienas ant kito deda. O kaip jūs galvojat kažkada tai, maždaug prieš 12 metų, kada mes tiesėme nugaras ir norėjome išsitiesti, prasidėjo mūsų ta švelnioji revoliucija. Filosofas Gliožeris yra kalbėjęs apie mūsų etninį bruožą, tokį kaip pavydą, kuris mums labai kenkia. Šliogeris ar Gliožeris? Gliožeris. Taip. Na, matot, Šliogeris man, taip sakant, nepatinka. Jis skatų, kad patriotas kaip idiotas yra, vis tik tai, matai, kad mes būsim jau pasaulio piliečiai, ne mes nebūsim. Aš sutinku, aš visiškai už tai, kad būtų pasaulyje viena valstybė, gal jos iš viso nebūtų, bet dabar mes priversti turėti valstybę ir mylėti savo tą žemės lopinėlį. Jeigu mes juos nemylėsim, tai būsim tikrai niekam tikę žmonės, tai nieko nemylėsi. Tu gali mylėti visą pasaulį, jeigu tu savo kaimynų nemyli ir savo žemės nemyli, tai tu nemylėsi ir to. Mano tokia pažiūra yra. O pavydas, kuris mus griaužia? Kaip? Pavydas, kuris mus griaužia? Dieve, nėra baisesnės mūsų nuodėmės už pavydą. Nu, bet ją mes turim, lietuvaičiai, ar neturim? Turim baisų pavydą. Ir aš jį turėjau, jau dabar turbūt įveikiau. Man toks profesinis pavydas būdavo. Žinai, kiek aš su juo kovojau, bet atrodo, kad dabar nebepavydžiu. Seniai aš nepavydėdavau ir tai, bet vis mano požiūris būdavo toks. Pažiūriu, aha, šitaip ir aš galiu padaryti. Įdomu. O taip aš jau negaliu, o tai jau įdomu. Tai ar galima sakyti, kad, pavyzdžiui, jūsų gyvenime asmeniškai tas toks pavydas buvo net varomoji jėga sukurti ką nors? Ne. Ne? Ne. Tas ir laikinas toks momentas, matyt, įgimtas mums lietuviams ir žemaičiams, taigi toks nepasitenkinimas kito sėkme maždaug taip išeina. O paskui, kada įgauni proto, bet nuodėmė baisė, aš esu ir per televizorių šnekėjęs, ir kur tai galėdavo, ir per radiją, ir aš čia žemaitišką vien tik šnekėjau apie tom pavydą, kad mūsų baisus daiktas ir pavydas, ir piktumas, neapykanta velniška vėl. Žmonių yra, Jėzus Marija. Aš iš viso esu pasikeitęs, aš vieną dieną pajutau, kad ne ant vieno žmogaus nebepykstu. O tai kas čia atsitiko? Nu, tai jau pats, kad kvaila yra pykti ant žmonių. Aš esu kvailas, jeigu aš pykstu ant ko nors.
Jeigu jis yra blogas ir durnas, tai ką tas mano pykimas pakeis? Sakysim, geruoju, aš galbūt su juo gali dar pasikalbėti ir ką nors pagalvos jis. O jeigu aš ant jo rėksiu, jis ant manęs rėks ir mes išsiskirsim kaip Ir ką, durniai. jūsų gyvenimas kaip nors pasikeitė, kad jumise nebeliko Labai pavydo? lengva paliko gyventi. Staiga, tas atėjo pamažu, pradžioje aš buvau labai kategoriškas, pašiepti ką nors, žinai, pasmerkti. Paskui pradėjau samprotauti, kad jeigu žmogus, sakysim, yra durnas, taigi žinom, genai yra dabar, yra auklėjimas, yra sąlygos, alkoholikai gimsta ne patys, senelius apsigimsta, arba irgi genai. Duant jau dabar pyk, ką tas padės, aš nepykstu, sugebu nepykti. Ir iš tikrųjų nepykstu, ne tik tai sakau, kad nepykstu. Matot, sakyti, kad aš nepykstu, tai gerai yra, bet reikia tikrai nepykti. Nu taip. Nu ir žinai, aš stebiuosi, kad ko gero žmonės supranta, kad aš ant jų nepykstu. Stebiuosi, mane čia visi, gal sakyti, gal myli kiek. Gerai Visi pasakė. kolūkiečiai čia aplinkui, aš su visais juos visus gerbiu, kokie jie bebūtų. Ir jie mane gerbia. Tai yra labai didelis džiaugsmas, pirmiausiai tai girdėti ir aš galvoju, kad ir jums yra labai didelis džiaugsmas pajusti, kad ir nedrąsiai jūs tą sakote, pajusti, kad jūs esate mylimas kitų žmonių. Na, o dabar, žinot, aš jūsų galbūt keistoko dalyko paprašysiu. Kadangi šiaip ar taip laidos laikas yra ribotas ir aš pamiršau apskritai apie laiką, man taip įdomu buvo su jumis leisti šitą laiką. Dabar aš norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs palinkėtumėte ką nors žmonėms, visiems, kurie šiandien žiūri šitą laidą. Ir nesvarbu, kad šiandien yra Jurginės. Apskritai, ką jūs galėtumėte palinkėti savo draugams, mylimiems ir neprieteliams? Neprietelių nebeturiu. Net tiems, kurie man pirštus laužė, atleidau seniai. Per tardymus mane sudaužė kelias kėdės į nugarą, pirštus laužė, bet jie jautėsi... Aš žinau, jūsų rankos, jūs kažkada sakėte, kad jūsų pagrindinis gydytojas, kuris lydėjo visą gyvenimą, tai chirurgas. Jo. O šiaip palinkėti vienu dalyku. Mylėkit vieni kitus, ne tą meilę, mylėkit ir taip, seksualiai, bet reikia mylėti viską, nes, sakysim, sako, Dievą myliu, ką tu myli Dievą, jeigu tu nemyli artimą, nemyli augalo, nemyli gamtos, viskas yra Dievas, Dievo tvariniai. Ir svarbiausia, sakau, palinkėsiu, būkit žmonės, nepavydėkit kitam, nepavydėkit. Tai jeigu šitokie dalykai įsigyventų, taigi būtų rojus, nebereiktų jokių ne komunizmų, ne kitokių izmų. O dabar kas darosi? O šiaip sveikatos linkiu, bet sveikato čia jau linkėjimas gerai, bet pats savo sveikatos nelabai žmogus nulėmė. Sveikatą nulėmė gyvenimo būdas, ne tik noras būti sveikam. Turbūt, bet to ir apsigimęs yra, sako, kad genas užprogramuota, kiek žmogų jau gyventi ir kokios lygom, kokiom sirgs galbūt, nežinau. Nes yra tiek gyvenime, aš tikiu dar tokį į mikropasaulį ir į makropasaulį, turi savo požiūrį. Nu ir linkiu būti geriems, svarbiausia nepavydėti. Didžiausias laikau mūsų nuodėmė lietuvių ir žemaičių yra pavydas, juodas, bjaurus pavydas. Ir anekdotų apie yra daug. Ačiū Jums labai. Mes jau nebeturime laiko tiems gražiems anekdotams, bet aš galvoju, kad daugelis žmonių iš tikrųjų Jums linki būti ilgai ir tegu čia aplinkui būna tiek daug gerumo ir dar daugiau negu jo yra čia dabar. Ačiū žmonės Jums, kurie mane pažįstat, aš Jumis visus myliu ir manau, kad ir Jūs mane. Šiandien tiek. Mes pabuvojome ypatingoje erdvėje, kurioje taip gerai jautiesi ir čia pabuvoję žmonės vis nori ir nori grįžti. Mes pabendravome su žmogumi, kuris čia gyvena ir kuria. Tai Vytautas Majoras, kurį pažįsta beveik daugelis Lietuvos gyventojų ir galbūt už jos ribų. Taigi, mielieji, šitą žmogų pažįsta daug žmonių. Tačiau mes vilėmės, kad šiandieninis susitikimas tai lyg naujas štrichas jau gerai pažįstamam portretui. Likite sveiki.
susitiksime po savaitės.